Rytas prasidėjo su staigmenom, atsikėliau, atėjau į apačią ir radau gėlyčių nuo vyro Valentino dienos progai. Ir saldainukų. Oi, kuo daugiau moteriai reikia gėlyčių ir saldainukų. Ir būti mylimai. Mano mielosios, būkit laimingos, mylimos, mylinčios. Ir aišku, mylėkite save, rūpinkite savimi. Šiandienos pusryčiai mano kiaušinukai kepti, pupelės ir paskrudinta duonelė. Važiuojam į parduotuvę su mažyliuku, nes jau mūsų šaldytuvas tuščias. Tai reikia pasipildyti maistuko. Tai nežinau, galbūt daug ko nieko nenusipirksiu, bet susidariau sąrašiuką. Tai lekiame. Grįžome iš parduotuvės, tai parodysiu, ką pirkau. Vieną tokį maišą nusipirkau, vos pakeliu. Tai salotų pasiėmiau, tada aviečių, ant jogurto, pomidoriukų į salotas, pasiėmiau kokosų pieno, tai darysiu lęšių troškinį, tada nusipirkau duonos, duonytį, sumuštinukam, nes labai užsimaniau sumuštinukų, kažkaip savaitgaliais man patinka sumuštinius valgyti ryte, tai nusipirkau šito parma kumpio, tai pasidarysiu savaitgalį sumuštinukų. Tada bulvyčių nusipirkau, pieno savo augalinio migdolų. Savaitgalį darysim burgeriukų, tai burgerių bandelių nusipirkau. Nusipirkau greipfurtą, man labai patinka šitie geltonieji greipfurtai, tai jie nėra tokie kartūs ir rūgštus, šiek tiek saldesni, tai man labai patinka. Tada agurką, aišku, būtiniausia, svarbiausia kiaušiniai. Tai mes apsipirkome Lidle šiandieną, dar į Tesco užsukau, nes reikėjo jogurto mano. Lidle aš nerandu veganiško jogurto augalinio, tai nusipirkau Tesco šitą kokosų jogurtą, man labai patinka šitas, labai skanus. Į jogurtą ar kažkokiam tai padažiukui pasidaryti, ar ant salotų užsidėti. Tada kas dar, tai nusipirkau dar šitų bulvyčių su odele. Tai bus prie jautienos steikų. Tai nežinau, gal šiandien vakarienį jautienos steikus kepsime. Žiūrėsime. Tai burgeriukam dar nusipirkau šitos mėsytės. Šiaip geriau būtų pasidaryti namuose, bet aš kartais labai tingiu. Tai nusipirkau šitos mėsytės burgeriukam. Kas dar? Burgeriam sūrio. Ir vištienos faršą nusipirkau. Anksčiau aš kažkaip pirkdavau kalakutienos faršą, bet man kažkaip nelabai patikdavo. Nusipirkau vištienos faršą, gaminau vaikams kotletukų ir pati valgau kotletukus, tai man skaniau kažkaip labiau patinka. Tai čia 5 procentų riebumo šitas faršas. Tada nusipirkau savo mėgstamų ožkų sūrio, nes karvės pieno aš negaliu valgyti, esu alergiška, netoleruoju. Tai šitas sūris, ožkų sūris yra su česnaku ir žolelėmis, labai skanus, man patinka, toksai kaip kreminės konsistencijos jisai. Tai dedu į salotas ar ant sumuštinio užsitepu.
Ir kas dar čia liko? Avokadus 2 pasiėmiau, daug neperku, nes kažkaip greitai sugenda jie. Nes aš tik viena valgau avokadus ir pasiėmiau šitų marinuotų agurkėlių. Šitie man patys skaniausi. Labai skanus. Tai va, ir viskas. Ir čia mažyliui dar nupirkau ryžių pudingų. Labai mėgsta jisai. Kartais suvalgau. Ir viskas. Ir daugiau nieko. Tai tokį nedidelį šopingą dariau. Bet čia užteks tikrai kelioms dienoms. Nes dabar pakeičiau savo maisto apsipirkimą. Anksčiau darydavau visada pirmadieniais maisto apsipirkimą, tai pirkdavau visai savaitei, būdavo ilgiau kartais užtenka, bet dabar darau visiškai kitaip, susiplanuoju keliom dienom, ką valgysiu, nes kartais gaminuosi 2 dienom, 3 dienom maistą, tai tiesiog noriu sunaudoti viską, ką turiu, kad nereikėtų išmesti. Tai tik tai užsiperku keliom dienom, bet kartais būna tikrai užtenka ilgėliau. Tai kai pasibaigia kažkas, tai tada tik tai nuvažiuoju, nusiperku. Aišku, kaip visada su sąrašiuku, nes man taip geriausia. Aišku, ir pasiplanuoju, ką valgysiu. Tai taip ir pinigai susitaupo ir neprisiperki visokių nesąmonių. Tai neperku jokių saldumynų, nieko, jokių užkandukų, nes jeigu turėsiu namuose, tai žinau, kad ir valgysiu aš juos. Tai va. Tai toks mano maisto apsipirkimas šiandieną. Tai šiandien iš tikrųjų labai daug žmonių buvo parduotuvėse, eilės ilgiausios. Aišku, penktadienį šiandien, dar plus Valentino diena, tai gražu žiūrėti, vyrai perka gėles. Saldainius moterims, oi, moterys šiandien bus laimingos. Aišku, ir vyrų nereikėtų nuskriausti, ir vyrams kažką tai padovanoti, palepinti, kokią skanią vakarienę padaryti. Mes tai kažkaip su vyru nelabai švenčiam tos Valentino dienos, tik tai simboliškai tai paminim, bet kad ten kažkokias dovanas pirkti, tai neperkame. Aišku, vyras nuperka gėlių visada, saldainių, tai ir aš nuperku jam kažką tai simboliškai taip vis tiek paminėti tą Valentino dieną. Tai niekur neisime, bet būsime namuose, pasidarysime namuose skanią vakarienę, taip paminėsime Valentino dieną. O kaip jūs švenčiate Valentino dieną ar ne? Ar tiesiog eilinė diena būna? Pietums nieko nereikėjo gaminti, dar nuo vakar buvo likę žuvytės, tai su salotomis, šiek tiek majonezo užsidėjau ir bus gardūs baltyminiai pietūs. Vakarieniai, burgeriukas. Labas rytas, tai mano ryto rutina, kiekvienas rytas prasideda nuo vandenuko stiklinės ir skaidulų. Aš geriu Psyllium Husk, tai lietuviškai būtų balto gysločio lobelės. Tai jos tikrai nebrangiai kainuoja. Galite rasti visose parduotuvėse, štai kaip jos atrodo. Tai įsidedu į vandenuką, išsimaišau, išgeriu ir tada tik einu pusryčiauti. O šiaip tai visokių firmų yra tų skaidulų. Aišku, ir kainos skiriasi, ir firmos įvairiausios, tai dėl to kaina ir būna didesnė. Tai šitos tikrai nebrangiai kainuoja, gal 3-4 svarai, neprisimenu dabar tiksliai. Šitas skaidulas aš perku pakistaniečių parduotuvėje, bet jų tikrai yra visose parduotuvėse, vaistinėse. Tai va, einu išgersiu ir einu pusryčiauti. Šeštadienio brančas, tobuli šeštadienio pusryčiai. Virti kiaušinukai, sumuštinukas su parma kumpiu, pomidoriukai. Labai labai skanu. Ruošiuosi gaminti pietus. Tai pietum šiandien valgysiu jautienos steiką, vienas vyrui, vienas man.
Bulvytės kepsiu karšto oro gruzdintuvėje. Salotoms bus burokėliai, jau išvirtus perku burokėlius, tai susitarkavau. Tada pipiriukų dėsiu, druskytės dėsiu ir truputį graikinių riešutų aliejaus. Man labai patinka šitas aliejus į salotas, labai skanus. Tada šiek tiek svogūniuko ir šitų marinuotų agurkėlių. Tai va tokie bus šiandienos mano pietus. Atėjau pasportuoti, bet šiandien tik tai darysiu kardio, nes miego trūkumas jau daro savo, jau viskas, jau jėgos mano baigėsi, energijos trūksta, norisi tik tai ilsėtis, miegoti. Nežinau, kaip čia susitvarkyti tą miego režimą, nes jau ilgą laiką jau trūksta miego, mažai miego, neišsimiegu. Šiandien irgi mažylis, dabar jau yra 5 valandos vakaro ir tik dabar užmigo pietų miegelio, tai vėl reiškia, kad mes eisime vėlai miegoti. Tai va, bet rytoj sekmadienis, tai tikiuosi, kad ilgiau miegos, nereikės anksti keltis, į darželį nereikia. Padariau kardio 40 minučių, dabar laikas vakarieniai, tai labai svarbu, kad būtų pakankamai baltymų. Tai mano vakarieniai bus labai lengva, tokia baltyminė, skani, nes kai žiūrite mano vlogus, tai žinote, kad aš nemėgstu vakare labai sočiai valgyti. Mėgstu kažką lengvo suvalgyti, salotų kažkokių, tai su vištiena, ar su žuvyte, ar su sūriu ožkos. Tai šiandien bus jogurtas vakarieniai, šitą naudoju, kokosų jogurtą, labai skanus. Tada naudosiu riešutų sviestą, šitas sviestas yra milteliais. Taip, mano mėgstamiausias paskutiniu metu šitas riešutų sviestas, nes daugiau baltymų turi mažiau riebalų, netgi 70%, gluten free, veganiškas. Tikrai labai skanus, galima jį netgi su vandeniu sumaišyti, padaryti tokį tirštą, kad būtų kaip tikras riešutų sviestas. Tai man pats skaniausias derinys dėti į jogurtą šitą sviestą arba į kažkokį tai kokteilį, į košę. Tada dėsiu šitų baltymų šokoladinių sausainių skonio, cinamono ir skonio lašiukų, bet nežinau, galvoju, nes manau, kad užteks saldumo nuo baltymų. Ir aviečių.